būti, vaikus išvesti paprasčiausiai. Nes teko būti čia link Dusetų, važiuojant Dusetų giria tokia yra. Tai mes vaikščiam irgi po tokį rezervato nedidelį, kad ekologija pasakoja. Ir ten anksčiau rodė liekanas nuvirtusios liepos, didžiulės liepos, jie vadino ta prezidento liepa, nes iš taip ten kažkas prezidentas, jie kaip vaikštinėdamas pamatė, tai pavadino jo, bet kita istorija yra likusi žmonių, kad buvusi dar storesnė liepa, kurią vadino girios močia. Ir nebūdavosi matyti žmonės, vis tiek eidavo prie jas, laikydavo jų, tokių kaip kažkokį galį turinčių. O prie tos prezidento liepos, ir buvo tokio dydžio, kad žmogus atsitupęs galėdavo, kai jinai išvirtusi buvo, atsitupti ir galėjo ją įlysti. Pavadiškai atsitupti, kad galėtume stambi. Ir iš tikrųjų pamatė vieną dalyką, was įdomu, kad ta senoji liepa, kuri buvo nuvirtusi, šalia jos augo nauja liepa, ta pati. Kažkaip iš tos šaknies gavosi, kad ta liepa savotiškai jinai nenumirė, jinai savotiškai vėl atgimė per naują ir jinai vėl augo. Ir kad jos šalia vaikas, bet jinai pati iš tai pašakė. Kitas įdomus dalykas, kad kažkur, nežinau, kuriam kontinentį augo tokie medžiai, kurie savotiškai amžinais laikomi. Jisai atsiranda medžiai, ta tokia žaizda, kuminys, jisai šaką nuleidžia ir ją įaugina ir užsigydo. Aš mačiau, mano, jo, labai įdomiai atrodo, mes Gruzijai matome. Gali. Ir taip, žinai, atrodo, eina atmetinas ir taip, žinai, tikrai tos šakos ir jos įaugusios į žemę, žinai, ir daug. Būna, kad ir kažkas kuminys save tą kuminį išgyvendina ir užaugina tą erdvimą, kad yra išmestus. Tie augalai, nepaprastas augalas, tas pasaulį nepažįsta. Yra vanyškas, vabaliukai graužia, ypač išgirius, išgirdina ir nereikia tas medžius, ypač dabar gamtamokslį, reikia tas medžius pjauti, keisti, kad apsaugoti miškų. Bet tikrųjų, kai vyra padarė tokį pavyzdį, Viešvilės rezervate irgi užėjo tie topografai, pradėjo tos eglaitės visos džiūt, o direktorius pasakėjo, kad aš jų, jeigu išdžiūsta, bet aš jų nekirsiu, tų eglaičių. Ir kas gavosi, atvažiavo ten tie mokslininkai po 5 metų, galvoja pamatys, kiaurų vietų, ne velnio. Tos eglės žaliuoja ir panašiai. Kas yra, kad mokslininkai dabar atrado, kad tie medžiai, jie kažkokiu šaknų būdu ar kažkokiu išskleidžiamų medžiagų būdais, jie kaip ir vienas su kitu bendrauja ir jeigu prasideda lyga kažkokia, tas medis jisai siunčia signalus, kad, kaip sakyt, gydykitės, nes užeina kažkas tas. Ir ties kažkuria vieta sustoja. Kad gauna priešnodį, kaip kovot prieš tuos, prieš kažkokią lygą. Nes kas yra, ne topografai iš tikrųjų yra kaltininkai. Topografai yra kaip rezultatas kažko, kas įtakojo medį silpnėti. Gali būti krituliai, gali būti vandens kažkoks lygis, gali būti dar mums nežinomi tie dalykai, bet topografai tik parodo, kad yra pasiekmė. Medis nusilpo, jis nebegebėjo atsispirti tam tikram dalykui. Kaip ir mes, tarkim, susirgam. Liga kas yra? Liga yra tik tais mums kaip ir rezultatas, kad pas mus kažkur įvyko kažkas tas, kad mes negalėjome atsispirti lygai, o liga tik tais fiziškai pasireiškia. Čia irgi tas, jie naikina tos topografus, maždaug topografai sako, kad yra medžiam kažkas negerai. Ne kad topografas negerai, bet medžiam kažkas kenkia. O kad čia medį nupjauna, tai lygos kitaip nepanaikinti.